Litą tik įvedus 22 metų spalio 2 dieną, pirmosiomis dienomis ir pradėjus tą pačią dieną veikti Lietuvos bankui, niekas netikėjo, kad litas bus tokia patikima valiuta. Jurgutis yra pirmas Lietuvos banko vadovas. Norim įamžinti žmogų, kuris iš tikrųjų prisidėjo prie tarpukario Lietuvos piniginės sistemos kūrimo. Tas Jurgutis yra toks, reiškia, dvasingas bankininkas. Kadangi lieta yra iš litų centų laužo, tai viskas apsijungia į vieną tokią, reiškia, plastinį sprendimą ir atsiranda monetos. Panaudota skulptūrai pagaminti 450 kg lietuviškų centų. Skaičiais, jeigu tai maždaug 75 000 lietuviškų 50 centų monetų. Manau, kad man pavyko tą suderinti. Biškai taip pasitaškyti čia ir pasiautėti ant tos kolonos, reiškia, ir kaip ir ant pačio portreto, bet su tas, kaip sakant, viltim, kad neišgąsdinti, reiškia, to žmogaus, kuris ateis pasidomėti, kas tai yra. Ateik, pasižiūrėk, prisiliesk, būsi turtingas. Susirinkom čia neeilinę progą. Gražus, iš tikrųjų sveikinu autorių. Ačiū, tikrai gražus darbas, atranda Gedimino prospekte. Banko pasiūlyta idėja visą šitą kūrinį atlieti iš 50 lito cento monetų. Mums pavyko. Sakydamas mums, aš noriu padėkoti visiems padėjusiem, prisidėjusiem ir netrukdžiusiem, kad šitas unikalus projektas būtų įvykdytas.